Taigi investavęs tokią sumą į Mersą, aš nesigailiu. Į mašinas aš nežiūriu kaip į investiciją ir papliusinimą. Į mašinas aš žiūriu kaip į linksmą hobį, į kurį įeina googlinimas apie jas, domėjimas apie jų kultūrą, domėjimas visokiamis temomis. Iš esmės, domėjimas ta mašina ir įsivaizdavimas, kaip tavo diena atrodytų, jeigu tu ją turėtum. Jeigu, tarkim, žiūri kokias M3 krekštas, kurių, neįpirksi gyvenime. Šitą Mersą iš esmės turėjau pakankamai trumpai, nes šitą video darau po 1.5 metų nuo jo pardavimo. Jo, aš užmiršau, atsiprašau, aš užmiršau, kad reikia pasakyti internetui apie viską, ką tu darai. Bet tiek suinvestavęs pinigų, aš iki šių dienų visiškai nesigailiu. Visų pirma, man labai patinka researchinti, mokytis ir sužinoti naujus dalykus. Ir dėl Merso aš jų sužinau tikrai labai daug. Dar vienas dalykas, tai išmokau toleruoti senos mašinos kaprizus. Ir kadangi jau praėjo tiek laiko, šitas scenarijus yra metų senumo, tai aš netgi dabar kartais atsidarau skelbimus 124 metų Merso universalų 3 litrų dizel, tik su turbo dabar, su turbo, su kondiške. Jau būtų visam laikui, o gal nebūtų visam laikui.